Žodį tars pirmasis nepriklausomos Lietuvos vadovas, profesorius Vytautas Landsbergis. Piliečiai, pilėnai, sveikinu Jūs garbingoje istorinėje susitikimų vietoje, kol dar susitinkame. Gerai, kad nėra tų, kurie norėdavo, kad niekas nepatikėtų. Turiu pasidalyti žiaurią, reikšmingą žinią. Mirė Aleksejus Navalnas. Pagerbkime. Lieka tik tai kraujas, tik tai mirtis. Arba. Išties mūsų dar dronais nebombarduoja, dar neužleido milijonų skėrių. Ar negerai? Galim savo leisti visokias tarpusavio peštynės. Ir Europoje yra, didelėje tolimoje Europoje, pakankamai daug priekvalių, kurie mano, geriau tegul miršta Ukrainai, o kodėl mums rizikuoti savo patogumais. Bet jeigu Maskvos carai siekia karo, ne taikos, o taip yra, tai karas prieš visokius kitokius, jiems yra gyvenimo ir mirties prasmė. Po klausimėlio ateis ir atsakymėlis. O didelis atsakymas tokiems prietrankoms ateis vienas. Jei ne jūs putinizmą, tai hitleriniai putininkai išraus jūs. Šalin pribaltas. Kas taip komanduoja ir kas leidžia, kad būtų komanduojama. Be to visur, plačiai aplinkui, tad ir Lietuvoje, dygsta ir šungrybiai. Tad jeigu nenorim žūti po pasaulio šiukšlių kūne, nutarkim nežūti. Lietuvos prezidentai ir ministrai, ar galėtumėt susiėmę už rankų stoti į Baltijos kelią? Ateikit nors į Pilies gatvę, čia visiems yra vietos. Ir įsteikim Baltijos kelio partiją. Tai šviesiausias mūsų istorijos laikotarpis. Joje mačiau ir savo nuo seno mėgiamą aktorių Remigijų Vilkaitį. Ir keletą gražių moterų, kurios jau mergaitės buvo labai gražios. O dabar dar gražesnė. O štai Lietuvos valgytojų partija yra begalinė, narių skaičiumi ir kąsnį kanda 10 milijonų. Kadaise, kai grįždavau iš diplomatinių kelionių, broliai žurnalistai lyg susitarę su sesėmis Rūtelė bei Ramunėlė, o gal iš to paties raštelio klausdavo,
pirmininkė, ką parvežėt Lietuvai? Suprask, sau tai parsivežė geresnio šiferio. O ką Lietuvai? Noriu, kad Lietuva išliktų. Mat pilies neliks, jei nebus pilėnų. Darom, kad Lietuva išliktų, o Stalinas nupliktų. Ir Leninas galų gale būtų palaidotas. Žmonijos mokytojas iš Nazareto visiems linkėjo ramybės. Ir Leninui, ir Putinui, ir Trumpui ramybės. Ačiū. O kadangi išėjo gana glaustai, pridėsiu dar eilėraštuką. Nuolatos Lietuvos broliai kažkur jauja. Saulė teka, mėnuo dega, upės nesustoja. Tu, dangau beribis, laimink, tau mūsų žygis. Buvom baisiai suvaryti, bet sapnavom vytį. Ačiū.